prieš profesorių Eduardą Vaitkų, tai nėra vien asmeninis procesas, tai veidrodis, kuriame atspindi, kiek laisvės, kiek drąsos ir kiek sveiko proto yra likę mūsų viešojoje erdvėje. Profesorius Vaitkus vyko į Baltarusiją, jis nedarė to slapta, jis neveikė pagal jokį planą, jis neslėpė savo žingsnių, jis nedalino paslapčių. Jis atvyko viešai, jis dalyvavo spaudos konferencijoje, jis atsakinėjo į klausimus. Viešai, atvirai, žmogiškai. Ir už tai jam šiandien bandoma pritaikyti baudžiamojo kodekso 118 straipsnį. Padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Leiskit aiškiai pasakyti, tai yra absurdiška, tai yra pavojinga, tai yra nesuderinama su demokratinė santvarka. 118 straipsnis yra kraštutinė teisės norma, jis skirta šnipinėjimui, išdavystei, sąmoningam kenkimui valstybei. Bet ar Eduardas Vaitkus padarė visą tai? Ne. Jis tiesiog kalbėjo ir šiandien už kalbėjimą jis kaltinamas veikęs prieš valstybę. Tai ne Vaitkus pavojus yra. Pavojus yra, kai kalba tampa nusikaltimu. Todėl privalome atsiminti, kad valstybė tai ne valdžia, valstybė tai mes, piliečiai, suverenas, konstitucija. Valdžia tai laikina struktūra, veikianti mūsų vardu, bet ji nėra mūsų šeimininkas. Kai kritikuojame valdžią, mes nepuolame valstybę, mes ją saugome.